blogas. Ką mes šiandien turim? 3 litrų įgainė. Dizelis, bret. Automatas. Juodas. Greit bus su ampaku. Išvalytas, iškimčistintas, nupoliruotas. Ir kas įdomiausia, jis gali būti tavo. Žiūrėk video iki galo ir sužinosi, ką reikia daryti, kad gauti šitą automobiliuką. O mes varom filmuoti. Važiuojančiu su savo električkom, neįmanoma apvažiuoti. Ką, elektros kaina pakilo? Diesel power! Krasanic. Blet, kai turi Batmaną, kai važiuoja su Batmanu, visą laiką norisi, blet, tepkis, pazik. Ką pasakysi, ką padarysi, kaip mašina važiuoja, nu. Geruočiai, šaikė, ką noriu papasakoti apie šitą automobilį, ką aš galiu jums pasakyti. Biški pavažinėjęs su juo. Visų pirma, labai gerai jaučiasi variklis. Traukos yra, viskas tvarkoja. Kažkada prieš gerus 8 metus turbūt turėjau, bet ne, daugiau net. Gal prieš 10 metų turėjau Batmaną, irgi su automatu, labai panašų jodą. Tai labai daug man atsiminimų grįžo. Kas svarbiausia, vasaros metu pas mus dirba kondicionierius, ofigenai langai uždaryti, jau pučia šaltas oras, kai mano buvusios širdies. Jeigu ne kondicionierius, tai reikėtų perskaityti vėl visus susirašinėjimus su buvusia ir ten iš karto toks šaltis chiraks į veidą ir viso, gaiva. Bet šiandien ne apie tai. Toliau, pusiau elektrinės sėdynės. Ką reiškia, kad pusiau elektra, pusiau mechaniškai. Nežinau, tais metais gal tai paėjo. Kročia žiemą, tavo užpakalis galės jaustis taip, kaip mūsų užpakalis vasarą jaučiasi. Šiltai, šiltai. Ir šiaip, kas svarbiausia, kad pakaba nebilda, dėžė persijungia gerai ir važiuoja tikrai normaliai. Aš į miestą šiandien važinėjau visur. Tikrai malonus automobilis, tai kad tas, kas jį gaus, tikrai galės su jį pažinėti, arba parduoti, arba sudeginti, sudaužyti, arba dar ką norit, tai darykit, čia jau jūsų bus problemos. Aišku, nesinorėtų, kad būtų taip, kad kaip su slyva. Pardavėm, atidavėm, pardavė ir išvažiavo kažkur. Bet po to rašė man, nauji savininkai parašė, kad Marka, mes atpirkom tavo slyvą su Kurskiu. Ir klausė, o kaip jūsų Nikos ar įmanoma ištrint, sakau, nekeis kapotą, nes mūsų Nikai lakų užlėti, jo nenutrinsi. Varomės dabar į miestą, biškį reikaliukų tvarkėt ir visos dienos eigoje po biškį pasakysim apie automobilį, rodysim. Mums reikia užvažiuoti į detailingą, mums reikia užvažiuoti į servisą, nes, aš nejaučiu jokių problemų, bet serviso meistras turi apžiūrėti, gal net kompą pajungsim, pažiūrėsim klaidos ar kokios yra. Ir viską šitą filmuosim jums, rodysim, pažindinsime jūsų automobilių. Tai va, ką mes jau padarėm, nefilmavę, tai nuvežėm empaką į dažyklą. Negalvoju, kad yra čia kažkoks įdomumas filmuoti, kad mes ten vežam empaką į dažyklą. Karočiui, žinokit, kad bus empakas čia sudėtas. Tai va, tai nuvežėm empaką į dažyklą, o dabar lekiam kitų reikalų tvarkyti. Supermanas ir Batmanas, kaip čia suprasti.
BMW tai ne automobilis, tai charakteris. Безумно можно быть первым, безумно можно через Первым! Šaikas, здорово! Žiūrėkit, kokia naujiena pas mus. Bagis Odesas. 6 kelmų. 12 800 eurų. Kas jame yra gerai? Jeigu tu ūkininkas arba tiesiog turi daug darbo prie namų, žiūrėk, didelis, gero pravažumo, turi labai didelį iš galo pikapą tokį. Galima jį atidaryti su mortais. Jūs tik pažiūrėkit, kokio didumo dėžė stovi. Čia iš karto byloja apie tai, kad tikrai turėtų veikti gerai. Ir kaip matot, moto atsinaujino, labai didelis asortimentas dabar. Visokio aksesuarų, dalių, šalmai, aprangos ir taip toliau. Ir aišku, Odes motociklai. 6 litro ir litras Mut Pro. Ir naujiena, vaikučiams, vaikeliams yra elektrinis pasirinkimas, motorinis, yra mopedai, motociklai, visokių tipų, elektra, benzas, viskas, ko tik tai jūs norite. Šaikelė, visi su visais klausimais IVM Moto, čia pamatysit visus duomenis ir, kaip visada, nuo blogerio Valdemarkos turėsit nuolaidą. Šaikelė, diena jau eina į pabaigą, vienu žodžiu labai daug pas mus kažkaip reikalų atsirado, ten užvažiuot, mažai ką išėjo nufilmuot, bet vienu žodžiu taip, galvoju dabar apie M-Paką, ką daryti, nes tas M-Pakas, kurį nupirkau, vienu žodžiu, visų pirma nėra kokybiškas, visų antra tikrai reikalauja dar darbo. Tai aš nežinau, gal vis dėlto padarysim mašiną be M-Pako, tiesiog perdažysim šitos bumperius, viską. Antras dalykas, dėl cheminio, tai viskas tvarkoj, viskas išvalys, viskas sutvarkys. Dabar mes važiuojam, karočią, paieškosim kokios gražesnės vietos, biškį pafilmuosim daugiau mašinos, kad jūs suprastumėt, kas per mašina čia bus. Visą dieną važinėjam, Viljamas kartu su mumis. Kaip tau, ar gerai mašina važiuoja? Mašina tai turi tikrai stiprybės kažkokios, tai man patinka. Patinka tau? Jo. Ir man, žinok, patinka, plus, kaip ir sakiau, man tokia nostalgija, aš kažkada turėjau Batmaną, man blembas labai patinka važiuot. Nors ir galimai, negalimai, o ganėtinai sena mašina, kaip bebūtų, 2004 metai. Bet iš tikrųjų labai maloni, patogi, maloni, gan tyliai važiuoja, niekas nebilda, nebarška, bliava, čia svarbiausias dalykas. Ir dar vakare turbūt pagal planą yra tai, kad mes turim užvažiuoti dar į servisiuką, pakelti mašiną ant keltuvo, kad meistras apžiūrėtų pakabą, stabdžius ir visą kitą, kad saugią atiduot mašiną jums, kad galėtumėt tiesiog atsisėsti ir važinėti ir jokių didelių pinigų neįnešinėti ją, tai va. Tai kol kas tokie planai, žiūrėsim kaip seksis ir mes biškį judam, blemas mieste mašinų belenk kiek tiesiog. Karočią važiuojame čia dabar su montažuoru ir galvojam, o kaipgi pavadinti šitą projektą. Praeitas projektas tai buvo noriu Slyvos, o dabar noriu Batmano, tai kažkaip, kažkaip bus neįdomiai. Šitą seriją pavadinsim kažkaip paprastai, bet Šaika, laukiu jūsų komentarų. Kaip pavadinti šitą projektą? Kažkaip įdomiai reikia. Ir įdomiausias komentas, įdomiausiai kas sugalvos šitai mašinai pravardė šitam projektui. Kažką reikia padovanoti, ką mes sugalvosim jiems, Pinigus. Pinigus, jo. Į sąskaitėlę. Į sąskaitėlę pinigėlės, kiek mes numesim?
įdomiausia. Nu, blemba. Čia jau tu galvok. Nu, davai, standartiškai, ką aš... Nu, davai pyti save. Pyti save. Davai, 50 eurų tam, kuris sugalvos, nu, tiesiog geriausią pavadinimą šitam projektui. Nu, tiesiog pasidėk, blėt, nori 50 eurų, neturi, blėt, už ką pripys per savaitę. Vat pasidėk pagalvok. Kas realiai, nu, bet turi pavadinimas būti realiai kreatyviai, juokingai įdomus, kad aš vat perskaityčiau ir blėt, vat šitas tam, iš karto. Visio, parašysim ant komentaruose. Ai, rašykit, žinot kaip, rašykit karočią pavadinimą ir skliaustelėse savo Instagramą. Va, bus geriausiai. Kas man labiausiai patiks, aš su tuo susisieksiu. Davai, Šaika, va jums. Nemokamas pizzas dar nuo manęs. Davai, laukiu jūsų komentarų. Jobinkit belinkaip. Nerašykit tiesiog visi noriu Batman, ar kad bus kažkaip neįdomi. Davai kažką sugalvosim įdomesnė. Kreatyvas, blėt, visada turi būti, blėt, pirmoje vietoje. Tai kad junkit smegeninę, davai, laukiam, pagnali. O mes važiuojam toliau. Na, nu, blėt, važiuojam. Stovim kamščiuose, važiuokit, nu. Nu ką, Šaikelė, atvažiavę Nemenčinę, noriu parodyti Gurskiui mašiną, bet sako, blėp, kad davai kažkur atokiau, nesuprantu, kas per prikolą, ar slepiasi jis nuo kažko, ar ką, nežinau, noriu, kad, žinai, pažiūrėtų, ar tai, blėt, geriau nei slyva, ar ne, kad kažkokią savo nuomonę pasakytų. Šio dabar! Ko tu čia? Nu, ko tu bėgi? Taigi irgi konkursą paskelbiau. Nėra nieko, ja. Kokį vaiką? Taigi slėpiuos nuo podpysčiko, nu. Kas? Bet žiūrėk, dabar padaryk jam nuotrauką, nu. Ko? Ir kas buvo? Žiūrėk. Bet kiekvienas, kas užsilipa ant šitos mašinos ant stogo, gauna kebabą iš Insigos. Tai pasidarot nuotrauką, įkeliat į Instagramą, pataginat mane, Insigą, būtinai turit YouTube mano pasiekę būt. Ir kiekvienas valgysit nemokamus kebabus. Automobilis, nu. Va, žiūrėk. Čia tas pats, kas su slyva bus su ja? Jo, lygiai viskas tas pats. Niekas nesikeičia. Ką čia, 3 litrai ar 2? 3 litrai dizelis. Automatas. Dažyt reikės? Prisimeni, tu kažkada sakei, mes niekada nesimokom iš savo klaidų. Blet, supykino. Lauk. Ten cefas. Tas cefas visą laiką ne momentų čia nematys. Jam paketo reikia? Tai jam pakas yra. Jam pakas yra, dabar dažysim, statysim ant pakas, lenkščius, priekinį galinį buferį, spoileriuką ir ant vairo. Cheminį darysim, tepalai, filtrai ir dar šiandien užvažiuosim. Kaladėlės keisim? Kaip tik čia nereikia, seniai. Bet jeigu reikės pakeisti, aš žinau, kas labai gerai nusimano. Jeigu nori, gali atsisėsti, prasivažiuoti. Biškiai geriau negu slyva, ką? Su tokia jau bus tikrai negėda į Hanerį nuvažiuoti. Liftas yra? Aha, sargiai dantis. Nu, pavalyt, išvalyti ir bus nieko automobilius. Į žvejybą nenuvažiuosi. Į žvejybą. Vabaliukai tai tikrai netiktų. Jo. Biški duris čia kažkas. Duris keisiu. Šitas duris keisiu ir tas duris keisiu, nes ten labai daug rūdžių. Dažyt vienas duris, bra, bus nesąmonė. Tai gal pagal spalvą galima? Tai aš pagal spalvą ir iškosiu čia, 275, kiek suprantu. Tai ką, gal ratuką prasuksi? Kažkada turėjau tokį. Aš irgi lygiai tokia pat, tik tai su juodu salonu. Pripratęs sankabą ieškoti po savo kebabinės. Rakto bijo, reiškia gerai, užsiveda. Saugumas, kaip visada,
Bet matosi, va, furistas ir žmogus, blėt, parduodantis, kaldantis malkas. Ir žiūrėk, koks skirtumas, ne? Blėt, į soliariumą vaikšto, ja. Malkas kaldo. Padanga biškiai tuštuoka. Čia reikia numušt klaidą. Gamba kažkada turėjau, gal 7 metus atgal Batmaną. Aš turėjau. Kol nesudėjau ją į tvorą. A, čia dar sporto režimas. Neslyva. Neslyva, seniai. Visai. Aš sakau, šiandien visą dieną važinėjau, ble, taip, tokia nostalgija, kažkada, kai irgi turėjau, tai, ble, patinka. Nu jau, jeigu būtume padarysit šitą automobilį tokį kaip slyvą, taip gražiai, viską taip gerai, tai net ir gaila būtų atiduoti tokį. Nu, žinai, jau pradėjom, tai reikia pabaigti, kaip sakoma, jeigu pradėjai smūkį, tai iki galo. Bet traukia tai gerai. Čiupotas. Bet ir pats matai, dėžė dirba gražiai, niekas neatbilda, nes tukseno. Netgi šildomas sėdynė. Šildomas sėdynės, kondiškė veikia. Klausimas, ar galėsiu dalyvauti? Jo, galės dalyvauti absoliučiai visi, bet jeigu tu laimėsi, aš tau tiesiog neatiduosiu. Ne, nu žinai. Varijuotas ekranas. Mastat. Net jeigu pagal visas taisyklės tu laimėtum, bet 99% žmonių pasakytų, pizda, fyriukas pats tavo. Nu, tai kad, žinai, man nebūtų gaila niekam atiduoti. Aš tada Batmaną pasiimčiau, o šitą kebabinį savo praloščiau. O aš pizda, likčiau, blėt, apipisėjų lau. Bet galok, beveik lygis jis būtų. Nu ką, galiu pasakyti, vertas, o kokias sąlygas bus, kad laimėtų? Tai viskas labai paprasta, pasiekti mano Instagramą, YouTube'ą ir Telegram kanalą. Ir aišku, daryti storiukus, žymėti mane visur, kad kuo daugiau žmonių tai pamatytų. Ir šį kartą mes nusprendėm taip, kad montažoras seks visus, kas daro storius. Ir kas kuo daugiau darys, kuo daugiau žmonių prives į šitą konkursą, turės didesnę galimybę laimėti. Kaip čia taip atrinksit? Nu, čia jau montažoro darbas. Operatorius turės reikalų. Turės reikalų konkrečiai. Jau galima su tokiu automobiliu jau nuvažiuoti pas mergaitės. Jo. Su slyva dar, žinai, būna pagalvoja. O čia jau nebepagalvota. Jo. Juokauju. Savo metais, kai turėjau 60. Tikiuosi, žmona mano nežiūrė. Buvo laikai, kad buvo mašina, bet būdavo įdomiai su E60. Būdavo Vilniuje, būdavo Batmanas, vadindavo, Kaune Pelėda. Pelėda? Taip, Pelėda, E60 Pelėda Kaune vadindavo. Pavyzdžiui, Pabradėj visi vadindavo Zvizdaliot. Zvizdaliot? Jo, nežinau. Parašykit jūsų mieste, kaip vadindavo E60 ir iki dabar vadina, nes kiekvienam mieste žinau, kad yra skirtingai vadinama. Jo. Vilniuje šitas Batmanas, Kaune žinau tikrai, kad šitas Pelėda, o Pabradėj girdėjau, kad visi Zvizdaliot vadindavo. Aš kažkada plaukiau keltu su vienu kazachu ir mes kalbėjom, aš tada kaip tik su Batmanu važinėjau, jis sakė, kad pas juos vadina samurajais. Sakau, kodėl? Dar samurajais kažkur. Jo, sakau, kodėl samurajai, sako, nes priekinės blakstienas tos kaip samurajų skardų prašvilpia, toks lieka. Sakau, nu niekas. Bet kaip mano kebabinė patinka, tai negaliu. Ne, aš nežinau, čia mini boružė. Tai sakau, kai babaliukas pasakė, Gerodžiai, kas būna, kaip susitinka Renault ir Dafas. Gaunasi va toks. Labai fainas automobilis. Aišku, norėčiau laimėti, bet kadangi man pasakė, kad nelaimėsiu, tai ir nedalyvausiu. Bet
Gal kažkada ir laimės. Gal. Tik ne pas mane jau turbūt. Geras, geras. Ką, offroaderis? Tai ką, kaip supratot, reikia sekti Valdemarką. Ir mano visus sos tinklus. Ir taipogi, ble, lipkit ant stogą, kebabas. Bro, tiesiog, taip valgyt norėjau visą dieną. Lekiam, filmuojam, ten susitikimų porą turėjom, iš tikrųjų alkanus. Užsilipai ant stogą ir yra kebabas. Jo. Aš išduosiu jums mažą paslaptį. Tenais iš galo stovi du maži vabaliukai ir visą laiką daro kebabiukus. Tai jeigu ką, iš karto šiltą gaunat. Man toks klausimas kilo. O tik tai neminčiais gyventojai galėjai? Visi, ja? Jau. Ar mašiną šitą matysim Vilniui? Matysit visur. Visur? Nes greitų metu atiduodu X5 dažymui, tai ilgą laiką važinėsiu su šito, tai jis visur bus. O. Tai, ble, žiūrėk. Tokio nėra, man atrodo, ir Europai, gal Afrikoje kur nors yra, bet tikrai nėra. Ne, aš galvoju, kad šitą iš tolo pamatysim. Tikrai. Nu, dėl Batmano, tai siūlau dalyvauti, nes slyvą, kai matėt, atidavėm. Tai, manau, ir šitą praloš, dėdė Valdemarą. Ne, nu tikrai neapsitriokinsiu, nes žinai, nu triochala blogiau nei tas, kuris Kad šitą tikrai atiduosim. Ką, dėkui tau. Jeigu reikės kažkokios pagalbos, tai kreipkitės, moku dažyti, šveisti, kaip žinote. Mes žinom, jo. Dobrė. Dobrė, все. I ain't got no advice. Think about it once, I'ma never say twice.